Nemažai yra kalbama apie šiemet vykstantį Lietuvos sezoną Prancūzijoje. Nepaslaptis, didžiai daliai Prancūzijos visuomenės Lietuva mažai pažįstama šalis. Tad šiuo projektu siekiama supažindinti prancūzus su mūsų šalies įvairiomis kultūros ir meno šakomis. Ir itin džiugu, kad savo kraštą ir šalį atstovaus Raseinių rajono Į Paryžių vykstam 5 chorai iš Lietuvos. Tai universiteto moterų choras Virga, Karo akademijos Kariūnas, Šilalės kultūros centro Medvėgalis, mišrus choras, Varėnos harmonija, mišrus choras ir mes. O pagal ką, Gražvydai, buvo atrinkti tie chorai, kurie išvažiuoja? Tai chorų sąjunga turi gerą požiūrį į regionus. Tai yra vienas iš skatinimo elementų, kuriuose galima pagyvinti chorinį meną, chorinės muzikos propagavimą regionuose. Tai ir yra vienas iš tų kriterijų, pagal mes pakliuvom. O ten svėrė pagal darbą, pagal įdirbį, pagal tai, kas yra nuveikta regionuose. Ir jeigu kalbant apie pasirodymus, kiek jų yra suplanuota, kiek jūs dienų praleisite Prancūzijoje? Paryžiuje yra 3 pagrindinės dienos atidarymo dienos, kuriuose dalyvauja chorai. Tai 12, 13 ir 14. Pradinėme variante buvo 5 koncertai per tas 3 dienas, dabar koregavosi, lieka labai dideli oficialūs 3, o ten dar kiti, tie 2 planuoti bus matyti ar vietoje. Jie vyks, nevyks, bus matyti. Ir ruošiate kažkokią specialią programą, ar tiesiog važiuojate su tuo, ką turit paruošę, kažkokį tai rudeninį repertuarą? Tai čia Chorų sąjunga rašė projektą Skambantys skverai ir pasiūlė būtent šitam atidarimui, Lietuvos sezono Prancūzijoje atidarimo, ir jisai laimėjo šitą projektą ir važiuojam, pristatom dainų šventės repertuarą kaip UNESCO paveldą. Ir tai Skambantys skverai tai yra, kad ne kažkur mes viduj, tai tik vienas koncertas bus Sorbonos universitete kartu su didžiojoje tai auloj. Koncertas su kameriniu orkestru ir su choru, o visi kiti koncertai bus erdvėse, bet tie Skambantys skverai. Dėl to ir mūsų važiuoja maždaug 150 žmonių, kad tas skveras skambėtų. Ne taip sau kažkur kažkokia erdvė, bet būtų kažkokia maža aliuzija į dainų šventės, tą didį garsą skleidimą į publiką. Repeticijų kaip ir kelionės į Paryžių vyšnia ant torto tapo raseiniškių prancūzų kalbos pamokos. Mat choras nutarė išmokti vieną kūrinį prancūzų kalba. Jums reikėjo atvykti į repeticijas, kai tik pradėjome mokytis dainuoti prancūziškai, juokavo choristai. Prancūzų kalbos mokytoja Lina Kutkaitienė kantriai sėdėjo repeticijų metu šalia choro vadovo Gražvydo Jagnoro ir mokė šios kalbos subtilybių. Nutarėm padainuoti kartu su Sorbonos choru ir orkestru prancūzų kompozitoriaus Gabrielio Fauré Kantikuje. Na va čia turėjom ir dar turim reikalų. Tai ir pakalbėkime apie tą prancūzų kalbą ir kaip sekasi mūsų choristams jos, nors kažkiek tai mokytis ir dainuoti tą prancūzų kalbą. Pirma žinia, tai kaip gerai, kaip mes prancūziškai išmoksim, kol nevirtų į realybę. Kai reikia skaityti, tai sunku, aišku, yra, mes to labiau, kad mes jau toksai
ūgtelėjęs jau choras, tai ūgtelėjęs amžiumi, tai ne bet kaip lengvai pasiduoda ir labai džiaugiuosi, kad mums pavyko būtent dėkingi labai Šaltinio mokyklos direktoriai Zubrickienei ir mokytojai Kutkaitiniai Linai. Tai Lina baigus pasirodo yra prancūzų kalba ir mums čia buvo atradimas, kad mes turim gyvą žodį, gyvoj erdvėj, tai mes abudu dirbom prie partitūro, o paskui visą šitą paleidom į chorą ir dabar paskutinėse repeticijose Lina sėdi kaip choristė, tik tai šalia manęs dirigento ir kontroliuoja, kaip mes tariam ir taip toliau. Tikimės geriausio varianto. Su kokiom nuotaikom patys išvažiuojat? Nuotaikas tikrai pakilęs. Kai, sakykime, ten pačioj pradžioje pasakiau, kad mes turim pasiūlymą, tai visi, žinoma, važiuojam visai kitaip. Bet kai pasakiau, kad tai yra atsakomybė ir visoks ten tas svoris iš viršaus, jeigu tu atstovauji Raseiniams ir Lietuvai, tai labai stipriai čia buvo motyvuota ir tas dainų šventės repertuaro ruošimas ir dabar štai baigiam dainų šventę mes 7 dieną, tai atostagavom porą savaičių ir vėl grįžom atgal į repeticijas, kad atgamintume patobulinant tą, ką jau turėjom, o ten mūsų bus ne 12 000 kaip dainų šventėje estradoje, mūsų tik 150, taip pat kiekvieno autobuso skambesys ir vokalas ir intonacija. Ne kaip, jeigu bus prastai. Tai mes jau 2 kartus per savaitę ir dabar jau netgi 3 dirbam, kad nebūtų sarmata, kad Raseiniai skambėtų Paryžiui. O nuotaikas išvykimo dabar tokiam lagaminų krovime ir taip toliau. O nuotaikas patyčiau, kad šaunias, nes tai yra išvyka, tai yra motyvas, tai yra ir pamatyti Prancūzijos realiai nepamatysim, nes tik tai 5 dienas ir bet pamatyti kažkiek Paryžių ir dalyvauti toje erdvėje, sakykime, kaip Sorbonos universitete, kada tu eisi tą aulą, nes ten nekožnam pavažnam, žemaitiškai, netgi pildom tiesioginį personalinį su asmens kodais, su visais įėjimą, nes ten ne bet kas įeina, ten vienas iš pagrindinių atidarimo renginių. Taip, kad nuotaikos liuks, tikimės išvažiuoti ir tikimės laimingai parvažiuoti. Kas dengia kelionės išlaidas? Labai šaunu, kad su to pasiūlymu nuėjom pas savivaldybės vadovus ir jie tikrai geranoriškai ir su tokiu netgi pasakymu, kad nėra kalbos, kai jūs negalit nevažiuoti. Ieškosim pinigų. Tai labai ačiū visai savivaldybei ir merui, ir administracijai, ir visiems kitiems, kurie prisidėjo gauti tų pinigų, skirti. Labai dėkingas esu kultūros centro direktoriai Ingai Šantkauskienei. Daug kas nuo jos pareina, jis surado mums tų pinigų ir štai ir pavėžėjimą ir visą kitą. Labai smagu, labai ačiū, kad kultūra tikrai gyva su jumis.